Labą dieną, prasideda Rolando senieji video apie ragų paieškas. Dabar nauji metai ant nosies, po 2 dienų nauji metai ateina, o aš atvažiavau apžiūrėti vietelių, kur anksčiau esu ragavęs ir matę žvėrelių. Pažiūrėsim, kaip žvėreliai vaikas, ar vienoj miško pusėje, ar kitoj, kad paskui žinot, kur ieškotų ragų. Pažiūrėsim, ar erkės gyvas. Esu savo pelkiai. Ne kartą turbūt matėt video iš šitos vietos. Tai va, jeigu ką įdomaus pamatysiu, būtinai nufilmuosiu jum. Aišku, norėtos kokį seniuką ragiuką rasti. Nelabai nugraužtą kokį. Ar pamatyti biškį žvėriukų. Žiūrėsim, kaip čia bus. Kažką pabaidžiau didelę. Bandome eiti tą pusę. O pienas pamatysim šviežias. Tai va tokiuose jaunuolynuose, krūmynuose esu radęs ragelį. Dabar nelabai tikiuosi čia rasti, nes čia grybaudamas išvaikštau šitą vietą. Nu va čia, sakyčiau, kaip į briedžio pėdą. Bet ar jin tokia šviežia, tai čia jau nepasakysiu. Ir einu į aikštelę, išlysiu ir suksiu ten, kur nuo pradžių planavau eiti. Laikysiuos planą. Tai va tokia šlapdriba nori kristi ant galvos. Karts nuo karto saulė išlenda, bet jau naujųjų metų dieną žada šalčio iki 14, tai nežinau, kiek čia bus, jo ar nebus. Žada sniegas, kad prasidės. Girdit, kaip paukštelių pilnas ąžuolas. Va, visi čiulbėjo. Va, štai čia jau šiemetiniai pagraužimai. Tikriausiai, kad Danielio. Čia yra. Ir va čia visur po biškį. Skaptuota. Oi, kiek šakų apgavikių. Išlendęs vienas galas toks. Tikrai panašus į ragą. Žvėrių maudykla. Kažkas va labai didelis išsigulėjęs. Gali būt, kad čia briedis gal koks. Nes jau tikrai didelis. Nu, tokių pelkės pakraščio einu. Apie 2 kilus te praėjau, bet užuodžiu žvėrį, nes smirdė labai. Tai arba elnias, arba šernas. Tai va dabar nusprendžiu pakalbėti, kad išgąsdinčiau galbūt. Ir kad pačiam nereiktų išsigąsti. Šiaip yra, žiūriu, paėsti. Paėsti tą medelį biškį. Nors žiemos tos tikros kaip ir nebuvo dar. Kaip gražiai sninga. Va dar vienas žvėrių maudykla. Šviežias pėdas elnio. Takiukai. Ei. 2, 3. Kokia 5 nubėgo, bet nelabai didelė. Mes stovi, matau.
Stovi ir žiūri. Reikia pamėginti nufotkinti. Taip nebaigštus jie. O! Stovi, niekur nebėga, kuprą matau. O! Tik neteks pačiam tepti rūgštį. Nebijo šerniokai. Stovi ten, tai va varo tolinas. Prikelti iš miegą. Tai va, norėjau pasimatymą su gyvūniukais, gavau su gyvūniukais kokius, nežinau, 5-6 šernus pabaidžiau, nors atrodo nedidelį, be paršiukų, bet jie vis tiek manęs nebijo, aš jiem nepavojingas atrodo. Bet mane biškį adrenalina buvo, aš tuoj fobiją įsivarysiu tiem šernam. Va, iš ten atėjau per tą pravalytą mišką. Tai va, tos šernas pamačiau, būrelį šernų. Pradžiai kažką pabaidžiau. Įtariu, kad ten gali būt briedis, buvo labai jau smarkiai nulėkė. O daugiau ką, aš esu praėjęs apie 5 kilometrus kol kas. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis toliau, dar biškį pasivaikščiosiu. O, kaip čia smirdi. Tai čia guolės. Va, matosi pėda. Sakyčiau, tai elnio patelė. Bet smirda tai žiauriai bjauriai. Tai va, išeidinėjo tą kelią tokia. Žinau, kad bus vienas kvartalas iškirstas. Jis tarp kitko buvo labai geras. Visada žvėrių būdavo, ten pabaidydavau. Tai va, daugiau šiandien kaip ir nieko, toks pasivaikščiojimas ramus tiek. Apsižiūrėjimas prieš žiemą. Elnių neradau, bet radau keletą tokių įdomių nutrintų vietų, kurių anksčiau nebuvau matęs. Ir jas reiks patikrinti pavasarį. Nu, tie sugriuvę medžiai nieko neprimena jum. Man tai primena, kad šiandien šernų tarp akių sutikau. Ir čia kvapelis geras. Smirda žiauriai. Ir va šalia kvartalas, kirtimas, ten krūmynai. Tai ideali vieta šernam. Smirda, bet nesigirdi, kad bėgtų. Nu, gal kur guli koks baloj pernykštis ragelis. Na, einu pasivaikščiosiu čia aplinkui. Nu, kažkoks judesys įvyko miške. Kažkas nubėgo, bet nespėjau pamatyti. Tik išgirdėjau, kai žemė nudundėjo. O daugiau nieko nespėjau pamatyti.
Šiaip jeigu atvirai azarto jau senokai nebėra, bet dar neskubu į mašiną. Vėl kirtimas, nu čia bent miško pakraštys. Nesimato jokio judesio. Va ten ką tik netraškėjo kažkas. Čia pakankamai retas miškas, bet nepamačiau. Nu, tai baigiu šiandienos pasivaikščiojimą, jau toj kelias. Ir praėjau 7 kilometrus, pravaikščiau apie 3 valandas. Ragų atžvilgiu, tai tas pats kaip visada pas mane toks. Bet mačiau šernus, turbūt ir girdėjau briedį ir pėdų mačiau briedžio, šernų pėdų daug, elnių, stirnų šį kartą Danielio nepavyko pamatyti. Ir lauksim, kada jau prasidės ta tikroji žiema, kad galėtumėm pėdsakais pavaikščiot, pasekiot galbūt kažką ir neužsiraukint šernų. O jūs žiūrėkit, prenumeruokit kanalą. Iki kitų susitikimų.